Sveiki, kadetai, rangeriai bei kolegos. Norėčiau parodyti jums keletas dalykų, kuris jums pravers šitam žaidime, nes kitaip neišeina jums paaiškinti. Sakant, kad jo pasidarot, bet iš tikrųjų matau, kad nelabai. Tai visų pirma pradėsiu nuo ginklo susikeitimo greitai, kai tai pasidaryti. Paspaudžiam tabą, paspaudžiam dešinį pelės klavišą, atsiranda toks ratukas. Atleidi tabą, įsitraukia tą ginklą. Vėl užeini, nieko nespaudi, tik užvedi pelę. Įsitraukia kitą ginklą. Ir tada tu tiesiog spaudinėjai tabą ir tie ginklai keičiasi. Nereikia, kaip mačiau jūs darot. Išeidat vieną ginklą, po to paspaudžiat ir pasikeičiat kitą ginklą. To daryti nereikia. Va, keičiasi jie ir taip. Va, čia turi būti ratukas. Galima ir čia paspausti dešinį. Va, taip. Ir tada ant šito ginklo užvedi. Bet tik užvedi pelę ir atleidi tabą. Va. Kitas dalykas. Laikydami ginklą, jūs matot jo būklę. Tai daug kas servina, kad ar surūdėjęs, tai beveik nebelieka. Condition. Kitas o ginklas irgi. Va, įsitraukit vieną, tada tik žiūrit. Jeigu, man atrodo, neįsitraukus, taip tą rodo. Kitas dalykas. Dažniausiai, pavyzdžiui, būna namo kampas, ane? Taikotės, jūs nieko nematot. Paspausdami X, jūs jau matot, jūsų nematot. X, naudokit X. Labai praverčia kai kurios. Jeigu yra šitas kampas, tai taip. Bet jeigu yra kitas kampas, paspaudžiat X ir viskas. Jūsų nemato, jūs jau galit eliminuoti prieš. Kitas, dar vienas dalykas. Su lasu pastebėjau tokį dalyką, kad įsitraukiat lasą, tada kol jūs susimuojat, kad bandot surišti. Jūs tiesiog pribėgat, paspaudžiat F ir iškart surišat. Nereikia mesti. Nereikia mesti to laso. Tai va būtų tokie va dalykėliai, kur sunku jums paaiškinti. Visada stenkitės su ginklu judėti. Nebūkit vienoj vietoj. Judėkit, pasižiūrėkit, atsitraukit vėl. Ir stenkitės būti visada kartu. Netoli vienas nuo kito. Dar yra poros dalykų, kur reikėtų irgi išmokti, bet reikėtų man antro žmogaus tai parodyti. Bet vienu žodžiu, bėgat, jeigu yra priešas labai arti, nestenkitės jo nušauti ar šaudyti nusitaikius. Jūs galit šaudyti ir nesitaikius ir bus tai daug greičiau. Tai pavyzdys daug greičiau šaudo. Kitas dalykas, jeigu yra ar labai jau arti, porą žingsnių nuo jūsų, stenkitės jį nustumti. Tai bėkit tiesiog į jį ir šaukit. Į jį bėkit ir paspauskit pelę arba F mygtuką. Pelės mygtuką, kuris šauna, arba F. Jeigu jūs taip pastumia, stenkitės gintis su R. R tada jūs stumia, jūs sulaikysite. Ir ne jūsų nepastums. Gal padarysiu video vėliau su pasiėmęs kolega. Tai va būtų tiek iš manęs.